žmogus pirmiausia pats labiausiai kenčia nuo šitų nevaldomų minčių ir impulsų vidinių. Ir realiai, jeigu jisai galvoja, kad ką noriu, tą darau, tai jis dar turi suprast, kad jisai yra labai stipriai susietas su kitais ir gyvenimo eigoje dar labiau ir labiau jisai tampa susietu, kuo jis labiau subrendęs. Ir didžiausių malonumų, didžiausių troškimų įgyvendinimas, didžiausi pasiekimai ir savirealizacija, jie įmanomi tik tai kitų žmonių pagalba. Žmogus vienas pat yra praktiškai nieko vertas. Jeigu jį išmesti, sakykime, kažkur į kokią dykumą, arba jeigu planetoje neliktų tik vienas žmogus, tai jis iš viso būtų beprasmis gyvenimas. Mes tik per kitus gaunam viską, ko trokštam, ir ypač tos subtiliausius malonumus ir džiaugsmus mes gaunam tik tai kitų žmonių santykių su jais pagalba, gerų santykių. Tai žmogus, kuris nekontroliuoja savo vidinio impulsų, savo minčių, savo emocijų ir ypač jeigu pykčio imant, tai jisai teršia visą aplinką. Jisai, galima sakyti, radioaktyviai spinduliuoja emociniam prasme, reiškia viską aplinkui ir save, ir jo gyvenimas tampa labai sudėtingu.